short course meters format, so I'm just really excited. Danai, atrodo, iš autobusiuko su šypsena lipai, kokias nuotaikas prieš artėjantį čempionatą? Šiaip nuotaikas geros, palikau pasą namie, tai mano mergina dabar atveža manį, po to lagaminą dar palikom, vos neišvažiavo be vėl lagaminą. Tai... Kodėl toks įsiblaškimas? Anksti keltis reikia, kažkaip sunkoka, man reikia keltis taip 5 ryto ar 4, tai kažkaip sunku, tai dar kol atvažiuojam iš Kauno į Vilnių, tai praeina laiko. Toks savotiškas sezono uždarimas, užbaigtuvės dabar bus, kokia sportinė forma pakeisime? Šiaip daug ką, sakykim, pakeitėm, šiek tiek eksperimentavom, tai dabar irgi bus įdomu, kaip kūnas jaučiasi, bus kitaip negu per pasaulio taurės, tai įdomu pabandyti ir pažiūrėti, kaip atrodo. Prieš 2 metus Melburne bronzos medalį laimėjai, kokie tikslai šiame čempionate? Tai įdomu pasižiūrėti, kaip tas mūsų kūnas gali jaustis pagal tai, ką pakeitėm ir šiek tiek pabandėm padaryti. Tai kažko čia super tikrai neakcentuojam, kad čia dabar jau viską čia laimėsim, bet tiesiog norim, kad būtų lygiai taip pat įdomu praplaukti ir pažiūrėti, ką galim padaryti. Tas ir nemalonus klausimas vienas apie rusus, baltarusius, kurie prisijungia prie dalyvių gretų. Kaip ar pats pagalvoji, kaip elgsies, jeigu teks lipti ant pakilos, tarkim, kažkur sueis ar šiaip vienoje erdvėje? Jo, ten galvojam, bet pas mane nuotolį jų absoliučiai, man atrodo, nei vieno nėra. Mačiau tik tai pas Andrių bus, pas Rūtą bus, pas Brasystus. Kažkaip Brasystų atvažiavo. O į laisvų stilių, man atrodo, kiek permečiu akim, tai nei vieno nėra, tai nesusidursiu su tuo, aš jų išvis matomai nematysiu, tai man kaip ir jokio skirtumo. O estafetei kokie šansai po šių metų sėkmingų? Oi, tai norim pabandyti kažką irgi tai padaryti, sakykime, nebus Didžiosios Britanijos lygiai taip pat, tai galbūt įmanom irgi kažką nuveikti, pažiūrėsim mūsų amerikonai, kokios formas dabar yra ir gal viskas pavyks.